Sveiki, aš Rokas, o čia trumpoji video žaidimo apžvalga. Vakar Steam'e ankstyvąją prieigą paliko erdvėlaivių statymo žaidimas Kerbal Space Program. Jūsų laivas turės pasižymėti vieną vienintelę savybę. Jis turės iškelti astronautus į kosmosą, jų nenužudant. Lengva nebus, bet turėsite daugybę dalių ir detalių savo tikslams įgyvendinti. Witcher 3 kūrėjai CD Projekt Red pranešė, jog žaidime nebus ilgų užkrovimo pauzių. Tiesą sakant, jos bus tik tada, kai norėsime naudotis greitojo keliavimo paslaugą arba plaukiant į salas. Kuo toliau pasirinksite keliauti, tuo ilgiau užkrovimas ir truks, o šiaip pasaulis bus atviras ir absoliučiai be jokių trikdžių. Be to, internete nutekėjo filmuota medžiaga, kuriame Witcher žaidimas parodytas visame 60 kadrų per sekundę ultra nustatymų gražume. Tiesą sakant, ištraukas iš šio video klipo dabar ir matėte. Verta paminėti Steam'e vykstančius išpardavimus. Mass Effect ir Mass Effect 2 rinkinukas šiuo metu prieinamas už 7 eurus. Dragon Age Origins kainuoja 5, o papildymas Awakening 2 eurus. Euro Truck Simulator pinga per pusę, o 75% nuolaidą gauna visa Space Marine kolekcija. Galbūt girdėjote apie Valve ir Bethesda susitarimą apmokestinti Skyrim žaidimo modus. Dėl to kilo didžiulis šiuršalas. Moderiai paskelbė atvirą streiką, o tie, kurie visgi pasidavė pinigų pagundai, sulaukė netgi grasinimų mirtimi. Taigi naujiena ta, kad už modus mokėti nebereikės. Valve su Bethesda pasimokė iš savo klaidų ir viską atšaukė. Siaubo žaidimas Silent Hills, prie kurio nagus prikišo garsusis režisierius Guillermo del Toro ir Walking Dead aktorius Norman Reedus, jo, tas su arbaletu, neišvys dienos šviesos. Labai gaila, bet projektas buvo nutrauktas. Internete pasirodė pirmasis trečiojo Just Cause gameplay klipas. Kūrėjai sako, kad viską, ką matome, yra scenos iš žaidimo, o puikų įspūdį palieka šaunios kamerų padėtys. Pirmoji scena, kurią matote, gal ir nėra labai tikroviška, bet kam rūpi, atrodo šauniai. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite užsiprenumeruoti, būsime labai dėkingi. Geros dienos, iki.